sunku pralaimėti, nežiūrint tų visų dalykų, kad tai pirmos rungtynės, kad žaidžiam su Slovėnija, kad mes po krūvių ir taip toliau galėčiau vardinti, bet sakysite, kad ieškau kaip pasiteisinti. Buvo gerų momentų, kur žaidėm tikrai neblogai. Buvo momentų, kada pritrūko gerų sprendimų. Ir tos bangavimas toksai taip ir gavosi, kad lyg tai pabėgame, Slovėnai vėl sugrįžtų. Šiaip jeigu statistiką žiūrint, tai klaidos pražudė, žaidžiant, bet 23 klaidos, žaidžiant prieš tokią komandą, prieš bet kokią yra per daug. Kodėl tos klaidos? Na, turbūt šitame etape būtų labai naivu tikėtis, kad jų būtų mažiau. Aišku, norėjosi mažiau, mes tą akcentavome. Ne viską mes dar buvom, kaip pasakyti, nebuvo pasiruošimas, nėra pasiruošimas komandos 100%. Aiškiai strigome prieš aikštės gynybą, bet turiu prisipažinti, mes labai gal dėmesio daug ir neskyrėm, šiek tiek palėtėm ją, kad nebūtų visiškai taip. Kitas dalykas, kas verčia susirūpinti ir kad tikrai reikės kur tikrai darbuotis, tai Slovėnų 13 nusimtų kamuolių po krepšiu. Aš manau, kad tai yra antras labai svarbus rodiklis, dėl ko mes šiandien pralošėm. Na ir buvo momentas ketvirtam kėliny, kada mes neturėjom nė vienos pražangos, o Slovėnai turėjo 4 ir mes šito momentu nepasinaudojom. Mes nesužaidėm agresyviai taip, kad jie mumis subaudotų, arba jeigu kažkur tai veržėmės, tai prasmegdom, perdavimų, pasirinkdom neteisingus sprendimus. Tai manau tiek. Iš kitos pusės, supraskite mane teisingai, pralaimėti pirmas rungtynės pilnoje salėje, atmosferą aš net savo kolegoms sakiau, ar gal mes sumaišėm, gal šiandien prasideda Europos čempionatas. Jausmas toks tikrai nemalonu, bet iš kitos pusės galbūt tai mums padės pajusti realybę. Ir aš manau, kad mes tikrai dirbsime ir taisysime tas klaidas, analizuosime ir mūsų žaidimas turi tik tai gerėti. Aš nežinau, ar čia laimė ar dar kažką, mes nevaldę kamuolio, mes bėgdavom į priekį, be kamuolio. Tai tikrai buvo tokių dalykų. Šičia galima taip suskaičiuoti. Tie kamuoliai, lenta, kaip galima sakyti, porą kartų mumis užspaudė tokio lygio vietoje, mes išmetėm kamuolį, kur neturėtų būti. Šito irgi buvo apkalbėta ir kaip mes turim keletą momentų, ypač pirmoje pusėje, mes turėjom problemų dengiant didelius, tai Lorbeką ir pagrindė Lorbeką ir šitas Lokarą. Šitos žmonės viduje, prie tam tikrų užtvarų. Ir aišku, tie gynėjai Dragičius su Lakovičiu patyrė. Jie buvo rezultatyviausi, nes, galima sakyti, ir nesusitvarkėme. Taip negalima gintis ir Europos čempionate, jeigu taip ginsime, mūsų šansai bus prastoki. Reikia sugalvoti kažkaip kitaip. Ar tą patį jūs sakysite komandos nariams, aš apie tai, ar bus kažkoks reabilitacinis kursas jiems po pralaimėjimo, ar jiems reikia pasikrauti naujai energijos? Žinote, visi nusiminę, ką aš prieš ateidamas čia, aš panašiai pasakiau vyrams Rūbinį. Aš sakiau, kad mes, kaip visi jaučiamės taip pat, niekas iš mūsų nenorėjo pralaimėti. Tikrai vyrai įdėjo labai daug sunkaus darbo, tas 2,5 savaitės. Bet galbūt dar ir tos kojos apkrautos. Ir yra daug dalykų, aš sakau, mes nesam 100% pasiruošę šiai dienai, mes ir neturime pasiruošę šiai dienai. Aš nebuvau visiškai orientuotas į šios dienos, kad trūks plyš, reikia laimėti. Norėjosi suteikti šansus žaidėjams. Nėra taip, kad kažkur tai aš nemačiau, dabar susirinko ir aš dabar žiūriu ir kažkokia tai atranka ir iš tų 2 rungtynių. Aš ir vyrams pasakiau, kad nebus vien tik iš tų 2 rungtynių. Mes matėm, kaip juos po 2 kartus per dieną, tiek treniruotėse, tiek tai bendravom visur.
Ir dabar kaip finalinis yra dar 2 rungtynės, tiksliau dabar jau vienerios rungtynės ir rytdienos treniruotė, ar ne, tai dar yra tas momentas, kada pasižiūrėsime. Ramiai reikia truputį atvėsti ir buvau apgalvojęs, bet gali būti korekcijų ir pažiūrėsime. Vien ne dėl to, kad aš jums nenoriu sakyti ar nesakyti, bet aš turiu pažiūrėti, kaip vyrai jaučiasi rytoj. Aš ir tada prieš treniruotę nenorėjau nieko sakyti, nes vienaip jaučiasi ten smulkios traumelės ir taip toliau, tai kad ne, kam ten nuvaryti ne tas tikslas, kad kažkas tai. Pralošėm rungtynės, bet čia statistiką jūs turbūt žiūrėjot, čia nėra ką man sakyti, aš pagal savo savijautą galiu pasakyti, kad aišku dar pirmas varžybas, dar galim pasakyti, nelabai mes susižaidė, matosi daug klaidų, bet gal ir neblogai, kad pralošėm, bus stimulas, bus daugiau reikės dirbti ir kaip galvoju, kad nematau nieko blogo, aš manau, kad kaip tik bus stimulas mums daugiau padirbėti.